Labas vakaras. Tiesioginėme TV3 eteryje pradedame specialią TV3 žinių transliaciją skirtą Lietuvos Respublikos prezidento rinkimams. Studijoje dirbo aš Mindaugas Vasiliauskas, o taip pat ir mano kolegos Artūras Anužis ir Vladimiras Laučius. Lietuva jau šį vakarą sužinos, kas valdys šalį artimiausius 5 metus. Gitanas Nausėda ar Ingrida Šimonytė. Balsavimo apylinkės duris užvėrė 20 valandą, tad iš karto ir noriu kreiptis į tave, kolega Artūrai. Ar jau yra pirmieji rezultatai, ar žinomas aktyvumas? Kaipgi Lietuva ėjo šiandien prie balsadėžių? Rezultatų kol kas dar neturime, tačiau aktyvumas yra aiškus. Antrajame ture balsavo 49,6% rinkėjų, tai yra ženkliai mažiau negu mes turėjome pirmajame ture, nes pirmasis turas buvo beveik 10% didesnis. Ir galima pažiūrėti žemėlapyje, kokios tos savivaldybės, kur rinkėjai buvo aktyviausi. Ir šitoje vietoje aiškiai išsiskiria mūsų kurortai. Tai yra Palanga, Nida, Birštonas ir Molėtai. Palangoje, kaip pavyzdys, balsavo 67,2% rinkėjų, netgi vienoje iš apylinkių buvo netgi 102%. Tikėtina, kad galbūt atėjusių poilsiautojų čia buvo daugiau. Neringos savivaldybėje 65,8%, Birštone 49%. Molėtuose 57,9%. Tai yra tos savivaldybės, kuriuose ženkliai viršijo aktyvumą. Tačiau mes turime ir savivaldybių, kuriuose aktyvumas buvo ypač mažas. Kaip pavyzdys galėtų būti Visaginas. Visagino savivaldybėje balsavo tik tai 26,8% rinkėjų. Tai yra turbūt bene mažiausias aktyvumas visoje Lietuvoje. Ir iš to mažesnio aktyvumu išsiskiria ir visa rytų Lietuva, pietryčių Lietuva. Kaip pavyzdys Švenčionės truputėlį mažiau negu įprastai, 46,8%, Šalčininkai 45%, Trakų savivaldybė irgi viršijo 45%, 47,9%. Tačiau jeigu žiūrėtume pagal vidurkį, tai yra truputėlį mažiau negu visa Lietuva. Bet apibendrinant, aktyvumas mažesnis, tačiau netoks jau blogas, kaip